Treneri, koks būtų jūsų komentaras apie rungtynės? Neblogos rungtynės, nebloga kova. Matys, abi komandos nenorėjo pasiduoti. Mano nuomonė, kad galėjom pagrindiniam laikė baigti išplėš pergalę, kadangi begalę momentų turėjom, tik tais neišnaudojom, gal priešininkų vartininkas buvo geriau sužaidė. Nieko, neblogai, einam toliau. Ir pirmasis kėlinys nebuvo labai rezultatyvus, tačiau antrajam Energija atrodė visai su kitaip išėjo ir tų metimų daugiau ir pasiekėt įvarčius, ar kažką būtent keitė taktiškai po pirmojo, ar kažkokiu davėt patarimų specifinių? Ne, gal reikalavom to pačio, tik tais, aišku, norėjom, kad daugiau mestų pirmą kėlinį, turbūt ieškojom to nereikalingo paso kartais ir priešininkų vartininkui davėm pailsėti, sakoma. Tai antrą kėlinį prasidėjo metimai, žaidimas, aišku, kitoks pasidarė. Daug laiko neliko iki kitų rungtynių, jau rytoj čia atvyksta Mogo, ko galim tikėtis rytoj? Iš Mogo daug techniškų žaidėjų, tai turbūt žiūrovai pamatys technišką ledo ritulį, o mes bandysim juos sustabdyti. Ačiū.